Labas rytas, žiūrovai. Šiandien atvykau pagaudyti linų. Atvykau į ežerą, kuris yra durpininis ežeras. Pabandysim ant dugninių šiandien pagauti linuką. Ir kadangi šiandien pirma linų žvejyba šiemet, pasižiūrėsim, kaip jie kimba. Tai labai smagu ir įdomu pažvejoti. Susiruošiu daiktus, parodysiu, ką naudosiu žvejybai ir važiuojam. Taigi, kol kamera šiek tiek buvo išjungta, apsitvarkiau, pasiruošiau šiek tiek meškeres. Tai dabar tie laikas pašarui. Naudosiu tokį pašarą linams iš Decathlon. Žiauriai gerai pasiteisinęs. Mano realiai mėgstamiausias pašaras yra. Ant kabliuko dėsiu dzikus turiu, taip pat kukurūzus. Šitie dabar eis į pašarą, bet tą patį turiu kuprinį, tai ant to ir žvejosiu būtent. Tai viską susimaišau ir kokiai 10 minučių paliksiu pabrinkt, tada su spomba, mano spomba, pamėtysim, užsimesim į 2 taškus, gal po kokias 3 pombas galvoju, ir kaip ir pradėsim žvejybą, galvoju. Taigi, va taip atrodo mano pašaras. Yra kukurūzų, dzikų, įpyliau dar tokios melasos, plus marcipanas čia yra. Tai kaip ir neblogas pašarėlis. Dabar tiesiog dedu dangtį turbūt ir paliksiu kokiam, 10 minučių, sakykim, ką pabrinktų tiesiog. Taigi, viena iš sistemėlių, panaudosiu va tokią šeriklėlę, kur dedas dzikai. Įdomu labai, šį pirmą kartą išbandysiu. Kabliukas, čia toks lenktas yra, čia matyti taip turi būti. Ganėtinai storas fluorokarbonas, pati sistemėlė inline, man atrodo, vadinasi, jeigu neklystu. Tai slankioja viską tikrai nebloga. O kita tai lygiai toks pat principas, viskas tas pats, tik tai sistemėlė, šeriklėlė tiksliau, dėsiu štai tokią. Tokią turiu, čia 40 gramų, būtent tokią uždėsiu. Nu ką, metam spombą. Dabar reikia gerai nusitaikyti link kur, bet turiu planą link kur mest. Super, labai gerai. Tai dabar taip pat padarysim, nežinau, galvoju, gal 3 ten, 2 čia arčiau kažkur. Nelabai noriu įsimėti tiek daug pašaro irgi, nes ganėtinai ilgai vis tiek žvejosiu, tai nėra, kad baisiai noriu ištaškyti tą pašarą visą, nors niekur jisai nedings, bet vis tiek. Žodžiu, čia taip padariau, įdėjau tos kelis dzikus, laikau rankui, o čia kukurūzas. Kai kad tie dzikai liplauk, nelabai išeina jų įdėti, tai nežinau. Biški kažkaip įdomi, čia gal kažką reiktų uždėti, ar kažkaip, nežinau. Na, bet bandom. O, labai gerai. Nu va. Pirma meškerytė yra. Tik nežinau, kaip su tais dzikais čia bus, ar aš jūs tikrai čia naudosiu tą būtent sistemėlės tipą, sakykim, ar nelabai aš naudosiu. Nu ką, žvejyba prasideda. 3 minutės ir jau panašu pirmas kibimukas. Kažkokia žuvytė jau atplaukus. Supipsėjo šitą meškerę iš dešinės. O, pala,
Turiu kažką. Man atrodo. Nežinau. Jo, turiu kažką. O, koja. Nu va, pirma žuvytė. Aš tave graibštukai įsidėsiu gerai. Pliumt, ateik. O, pirma žuvelė. Vau. Ne iš ypatingųjų, bet žuvytė. Tik užsimečiau iš tikrųjų. Ir staigiai jinai ir užkibo. Šitą kojelę. Matyt, pataikiau. Bet dabar tu palauk. Štuo. Replyčių reikia iš tikrųjų. Nes vis tiek noriu paleisti. Gerai. Plauk. O, čia stovi tiesiog. Nulindo kažkur. Kažkokį kelmą nulindo jinai. Šiaip koks vanduo skaidrus, aš negaliu patikėti. Wow. Vien grinai į kelmą įlindo ir dabar kelme ten būna. Nežinau, kiek matos, bet kiek ančių. Wow, ir formuoja visokios. Per GoPro nelabai, man atrodo, matos, bet čia saulė dar. Eiktų savo, kokie pulkai. Wow. Gražu. Nu va, jau yra pagauta pirma žuvelė. Kaip ir žvejoju apie porą valandų, bet žinot, vidurdienis, tai dabar apie 12 ir kiek čia dabar tų valandų, apie 12 kažkas tokio. Tai nėra daug tų valandų šiaip. Aš tikiu, kad ant vakaro gali viskas suaktyvėti ir apskritai žuvis suaktyvėti, nes, dieną niekad nelabai gerai kimba, tai bandom, žiūrim. Paukščiai grįžinėja, gražu pasižiūrėti. Šiaip įvairių ir vabaliukų pilna, ir rūpužę mačiau, tai visko yra. Driežiukas. Nežinau, kiek matys, bet nuvarė, įlenda čia. Driežiukas. Yra. Kažką turiu. Jo, turiu kažką. O, daužus. Kažką panašu didesnio kažkiek. Aha. Koja vėl, bet kiek didesnė, man atrodo. Jo, šiek tiek didesnė. Va. O, išspjovė kabliuką. Švis. Tai tada patogu. Va tokia. Kojelė. Varyk. Okei, labai gerai. Turiu maroc lyną. Nelabai suprantu, kas daros. Nuėjo.
Lyną turėjau. Eik tu sau. Ir nuėjo. O, velnias. Eik tu sau, lynas buvo. Ir vedžiojo ir viską. Ir nuėjo. Eik tu sau. Wow. Kaip smagu. Ir vėl eiliniai metai ir vėl nuėjo lynas. Eina savo. Čia jisai ir kabinėjo, kažkas čia man kelis kartus cipinėjo, bet vat ir užkibo dabar ir, nu, labai netikėta iš tikrųjų, nes kada aš užkirtau, aš iš pradžių iš vis galvau kelmas, bet aš žiūriu, kad valas kiek paėjęs, tai tik iš to nusprendžiau iš tikrųjų, kad ten galimai žuvis, nu, ir nusistačiau, kad, nu, lynas, nelabai čia kas kitur gali užkibti turbūt, apart lyno, tai, vat, turėjau lynuką, nu, nuotaikas, aišku, pakilo, azartas užkilo, dabar vis labiau vakarėja, tai daugiau šansų pagauti, tai smagu. Dar viena žuvelė. Raudelė vėl. Dabar žiūriu, raudelės biškai pradėjo kibti. Kaip čia? Aha. Tuoj. Gerai. Plauk. Jo, biškai persimetinėjau meškeras, bet vat, kad tik užsimečiau šitą, jį užkibo. Oi. O, yra. 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 Į vėl nuėjo. Eina sau. Čia teti lyns buvo. Kas dabar? Didelis nebuvo, bet nutrauk. Nu jo kabliuką, eik tu sau. Da taip prasuka ir vis tiek jėgos ne. O, eik tu sau. Tai žvejybą baigiu. Šiandien, kaip matėt, buvo 2 linų kibimai. Kaip ir linai kimba, bet dėja man šiandien jų nepavyko paliesti, pagauti, palaikyti rankoj. Bet, nu, ką padarys iš tikrųjų. Tai viską susitvarkysiu iš tikrųjų, šiukšles susirinksiu, nieko nepaliksiu. Tai kitą savaitgalį vėl planuoju atvažiuoti, linų, net lydekų jau. Tai ką, geros savaitės ir iki kito karto.